supratau, kad avalynė mums nesukuria nieko naudingo. Aš plaunu kojas natūraliai. Tai yra gatvė, yra balos, sniegas labai gerai ir mes jas naudojam. Kiekvieną dieną mes turėtumėm jausti tą sąlytį su žeme, kuris yra labai sveika ir tada gyvenimas prasideda čia ir dabar. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien taip nestandartiškai sveikinamės iš mūsų studijos su verslininku Vilmantu Aušra. Labai malonu tave čia matyti. Labas. Tiesa, Vilmantas žinomas daugeliui ne kaip verslo pasaulio žmogus, o kaip užkietėjęs sveikuolis, vaikštinėjantis basomis ir po žemę, ir po asfaltuotas gatves. Tai Vilmantai, kaip suprantu, tave sutikti su batais reikštų, kad kažkokia ypatinga proga gyvenime nutiko. Iš esmės, su batais pas mane yra 0,1% gyvenimo, iš esmės, bet ir tai nėra tikri batai, tai dažniausiai gali pamatyti tik tai aruoste, kada aš einu per patikrą ir tai jie mato iš viršaus pridengtą pėdą, bet iš tikrųjų apačioje yra kiauri batai vadinami, kiaurabačiai mano vadinami, tai turbūt vienintelė vieta, nebent gali pamatyti kalnuose slidinėjant, tai prie nuogų kojų slidžių neprisidedu. Tai panašiai taip. Tik tais tada, kada labai reikia funkciškai atlikti pėdai stipresnę, bet šiaip 99,9 visą laiką yra basas. Ir koks jausmas užsidėti batus po tiek laiko? Keista, labai blogai iš tikrųjų, labai blogai, nes funkciškai yra pasikeitusi mano jau visa termodinamika. Ir ten turbūt po valandos, jeigu pusvalandžio pėdos per daug prakaituoja, nes jos nepratusios, jos laiką įpratusios yra kvėpuoti normaliai. Tai labai negeras dalykas, iš tikrųjų nepatariu po to ilgo, nes prakaitas, žinot, nelabai maloniai kvepia, tai turiu po pusvalandžio greitai plauti kojas, nes ne tas efektas. Kojas nori kvėpuoti ir nori būti laisvai visą laiką. Tai tas yra didžiausias. Tai ir po parduotuves, ir po gatves visur basomis, ar ne? Ir tiesiog, kaip suprantu, kažkur eini ir eini iš karto plauti kojas? Kojas plaunu, bet aš plaunu kojas natūraliai. Tai yra gatvė, yra balos, sniegas labai gerai ir mes jas naudojam. Tai aš dažnai klausiu, sako, ar reikia dažnai plauti kojas. Man nereikia. Nes aš per dieną 3 ar 5 kartus nusiplaunu jos gatvėje ir jos tikrai švaru yra. Jum, ta prasme, aplinkiniam taip reikia kasdieną plauti, nes jūs visą dieną jos įkalintas laikote. Tai šitos. Ar teko sulaukti gatvėje keistų žvilgsnių, kad vaikštai basomis priešingai negu kiti ir plauni, tarkim, natūraliu būdu kojas? Tai tas etapas jau yra praėjęs kažkiek tai, buvo prieš 3 ar 4 metus, kada daugiau buvo, vienintelis, gal sakyčiau, būsiu, dabar jau kartais vienas kitas pamatau ir mano mėgėjas irgi yra, tai dabar turbūt nebejaučiu iš viso to požiūrio, tai galbūt per porą metų kažką privertėm pakeisti, arba aš priverčiu pagalvoti, kad gali būti ir kitaip. Žinok, aš irgi užsimaniau tavo kompaniją palaikyti, tai gal aš irgi nusiausiu batus, kad čia taip smagiau studijoje būtų. Bet dabar nusimaunam batus, reikia juos pajausti, kaip pėda dirba. Tai aš nežinau, aišku, kamera čia dabar neleista padaryti, bet reikėtų padaryti, kad mes pajaustumėm. Kai aš vedu seminarus apie basakojystę, tai aš darau testus, testavimus, kad pajutimas ant skirtingų paviršių būtinai. Yra, žinot, yra pasaulyje daug ir Lietuvoje lygiai taip pat visų basakojų takų, tai ten yra labai gerai pajaučiama tas dalykas, tai kiekvieną dieną mes turėtumėm jausti tą sąlytį su žeme, kuris yra labai sveika ir tada gyvenimas prasideda čia ir dabar. Tada tai tam tikras įsižeminimas, ar ne? Tai nėra tam tikras, tai yra iš tikrųjų mokslinis terminas. Įsižeminimas yra
mokslo sritis, sakykime, arba daug mokslinių tyrimų yra atlikta, kurie apie tai kalba, kas tas yra įsižeminimas, kas yra basakojistė. Ir jame, jeigu jau kalbam apie tos įsižeminimo didžiausius efektus ir naudas, sakykime, tą, ką galbūt nedažnai kiti išgirsta, tai yra pagrindinis ir didžiausias yra dalykas, tai yra, kad mes turime elektronų vadinamą apsikeitimą su žeme. Įsižeminimas ir yra. Kai pati vaikštų su batais ir, ta prasme, visą dieną lėti į elektrintus daiktus, tą patį kompiuterį, ar ten dar kažką, tai ar batinuką, ar dar kažką, tai visur yra elektros srovės. Ir mes visi kaupiame teigiamus ionus. Kai mes įsižeminam, atiduodame, tiksliau, į žemės ateina elektronai ir mums neutralizuoja mūsų visus tuos teigiamus ionus, tai mes turime labai didelį privalumą. Privalumai visų pirma yra tai, kad mes mažinam uždegimo kiekį, uždegimo viso kūno uždegimo kiekį. Uždegimo kiekis yra didelis nuo mūsų streso ir nuo mechaninių to poveikio priemonių. Tai vėlgi, straipsnį apie įžeminimą kalba, moksliniai tyrimai turim kalbėti jau konkrečiai, kad žmonės, kurie vaikšto įsižeminę arba nors miega įsižeminę, nes yra specialios įžeminimo antklodės arba lovos yra, Amerikoje yra specialiai viešbučiai tokie, netgi specialiai kuriami, kur lovos yra įžemintos, žmonės galėtų. Tai gerėja miego kokybė, streso mažėja. Labai labai svarbu yra, kad suprantam, kad yra alergijų aplinka mažėja. Tai kai kas sako, kad tai yra alergijų vienas iš padidėjimo, kuris prasidėjo nuo maždaug 50 metų ir iki dabar yra masinis padidėjimas, vieni tenai su maisto produktais tą sieja, kiti sako, kad tai yra dėl to, kad labai stipriai atsirado guminiai batai, turim omeny avalynę, guminio padu. Čia iš esmės mes turim kalbėti apie Nike vaflinius batus, tos vadinamosius, kurių padas buvo vaflinis, jis yra iš gumos padarytas, tai izoliatorius labai stiprus ir sumažėjo elektronų apsikeitimas. Tai yra tokie moksliniai tyrimai, kurie sako, kad tai alergijos, stresas, miego kokybė, viskas yra susijęs su tuo, kad žmogus nebeturi normaliai to įžeminimo. Tai nežinau, aš sakiau klausimą. Atsakei, žinoma, tai man dabar automatiškai kyla klausimas, o kiek laiko tu tą tokį gyvenimo būdą praktikuoji, basakojistę? Ar viskas nuo basakojistės prasidėjo, ar nuo kažkokių kitų pasikeitimų? Ne, čia yra visai kitai dalykai. Ta prasme, čia yra pirmas mano pasakymas, kad aš esu verslininkas, taip. Okay, tai yra verslininkas, bet va čia yra nuo verslo prasidėjo, kad verslas mane atvedė prie to sveikesnio gyvenimo būdo, kad mano istorija yra tokia, kad aš kada prieš 10 metų pradėjau į Lietuvą atvežinėti avalynę pardavimui į parduotuvę savo, kurias turėjom, tai man reikėjo juos ne tik tais pagal spalvą parinkti vienai kitai gražiai merginai bėgikui, kurias tuo metu aš labiausiai norėjau, kad būtų bėgikai, turėtų gerą kokybišką sportinę avalynę. Tai buvo moksliniai tyrimai, kad žmogų reikia tinkamai parinkti avalynę pagal jo judėjimo tipą, pagal pėdos pronaciją, supinaciją, ten yra linkimas į išorinę, arba tiksliau į vidinę arba išorinę dalį ir taip toliau. Tai nuo to, kai aš supratau, kad tai labai daug kas veikia ir aš pradėjau gilintis ir Vokietijoje studijavau specialiai mokslus judesio analizės, ko Lietuvoje iki šios dienos nesuprantu, kodėl nėra. Nes tai yra vienas svarbiausių dalykų, kaip žmogus juda, tai yra biomechanika iš esmės. Tai kai tą dalyką suprantu, tada pradėjau gilintis, kad aš parduodu avalynę ir jinai 50% veikia, bet 50% po to neveikia. Ir man sako, Vilmantai, man pardavė blogus batus. Okay. Bet aš ištyriau tave pagal naujausius mokslinius tyrimus, nufilmavau, taškus sudėliau, pasakau, kas kaip ir buvo, bet vis tiek neveikia. Ir tada norėjau gilintis toliau ir suprasti, kas yra taip arba kitaip. Ir po to dar toliau gilinantis, dar toliau ten tyrimus ir pas važiavau, dar toliau mokytis ir kitur, supratau, kad avalynė mums nesukuria nieko naudingo. Jinai tiesiog mums
aš pataikydavau, 50-50 pataikydavau tą avalynę parinkti, nes aš suprasdavau tą biomechaniką ir dabar suprantu dar daugiau, bet 50% gali visiškai neveikti, nes aš per daug pakeisdavau žmogaus biomechaniką. Ir biomechanika, kai supratau, kad veikia tik nuo stiprios basos pėdos, tada atradau, kas tai yra basakojystė. Nuo mechanikos, sakykime, atėjau prie elektronų, prie apsikeitimo elektronais. Tai tada pamačiau, kiek daug yra neatrasta ir kiek yra nekalbama. Ir tada, aišku, aš viską bandžiau visų pirma išbandyti savo kūnu, ne kitam rekomenduoti. Tai aš pradėjau prieš 6-7 metus iš pradžių vasarą vaikščioti, po to jau visą žiemą. Ir mačiau, atradau tada jau vėliau, kiek man reikia, kad kojas nenušalti, ko visi bijo, nors iš tikrųjų tai nieko nėra, kiek man labai reikalingas kvėpavimas. Tada kvėpavimo jau mokslai prasidėjo, tada jau prasidėjo streso valdymo sistema ir tada mes jau kažkur tai va taip aplipdžiau apie tą mechaniką, kvėpavimą, streso valdymą, visą šitą sistemą, tada gavosi tas basakojystės visa sistema. Tai nėra tai, kad aš čia sumaniau basom. Aš turiu kaip inžinierius labai aiškiai pasakyti, kodėl aš taip darau. Aš savo turiu visų pirma atsakyti, tada galiu ir kitiem aišku pasakyti. Ar tu jautei, kad, kai pradėjai praktikuoti šitą, daugeliu tikrai neįprastą metodą, kad pasikeitė tavo gyvenimas visas, ta prasme, socialinis, ne tik socialinis, bet ir fizinis kūnas, emocinis kūnas? Aš tą žinau tikrai, aš vėlgi sakau, kaip inžinierius, aš laiką bandau pagrysti ir pajausti. Ir aš tą dalyką, pavyzdžiui, turėdamas tą paprastą išmanųjį laikroduką, aš matau savo streso lygį. Tegul jis matuoja gal tiksliai, netiksliai, bet aš jį matau. Ir žiemą, kada pas yra šalta ir aš vaikštau, aš matau, kad mano streso lygis, kuris išmatuojamas yra, pas mane yra žemesnis. Ne aukštesnis, o žemesnis. Vasarą, kai yra man per karštą iš tikrųjų vaikščioti ir aš nenaudoju kvėpavimo technikos, nes vasarą man nereikia nieko saugotis. O žiemą, kai aš vaikštau basas, man reikia kvėpavimo techniką naudoti, kad nenušalti. Tai reiškia, negalėtumėt išeiti pasivaikščioti žiemos metu basas ir su kažkuo kalbėtis? O kalbėtis galiu, bet ta prasme reikia kalbėtis, suprasti, ką darai. Ta prasme reikia kvėpavimas, kad būtų ramus. Aš galiu dabar kalbėti, bet jeigu mane išvarytų arba pačią išvarytų į gatvę žiemą, tai kas būtų, koja šokinėtų, stresas, tuoj pat man grįžti namo. Bet iš esmės tai yra streso būsena. O jeigu aš suprantu, kad man nieko blogo nebus. Šaltis manęs nenužudys. Organizmas natūraliai įjungia mano apsauginės funkcijas ir jisai sumažina kraujo tekėjimą į nosį, į ausis, į pirštus, į kojų pirštus. Jisai sumažina kraujo tekėjimą, kad išlaikyti mano širdį ir kvėpavimą su krauju ir protą. Smegenim reikia labai kraujotakos, ne? Tai jis viską kitą atjungia. Jisai sako, Vilmantai, tau nereikia šitų kojų, nereikia rankų, nereikia, aš to galiu nupjauti, niekam nereikia, bet tu išgyvensi. Organizmas yra labai protingas ir viską tą dalyką padaro. Bet kai aš jam po vadinamos, kaip aš vadinu, 10, 11, 12 minučių tokios streso būsenos, kai aš jam pasakau, kad viskas yra gerai, nieko blogo neįvyko, kvėpuok ramiai, organizmas supranta, kad nieko blogo neįvyko ir ką jisai daro, jis paduoda vėl man kraują ir į kojas, ir į rankas, ir į nosį ir aš galiu eiti kiek noriu. Aš galiu eiti prie minus 20-30 valandą, 2 man jokio skirtumo nebėra, nes organizmas normaliai priima tą dalyką kaip natūralią būseną. Tai vadinasi, mūsų įsitikinimas, kad nušalsime, yra mūsų pagrindinis priešas. Vėl normų laikymasis ar kažko tai laikymasis. Jeigu mes susitarėm su savim, su savo didžiausiu priešu, viskas yra gerai. Bet dabar aš tave šiek tiek pertrauksiu, man įdomu, tavo pozicija kiek iš kitos pusės būtų. Dažnai žiemą girdime apie priimamajame atsidūrusius piliečius, kurie dažnai būna neblaivus, bet neblaivus aš paminiu iš tos pusės, kad dažnai neblaivus žmogus jisai nestresuoja. Ta prasme, jo streso lygis būna žemas ir jisai paprasčiausiai negalvoja apie jokias pasekmes. Ir jie vis tiek nušala tas galūnės. Kaip čia gali būti susiję su tuo? Aš nesu statistikos šitų atvejų
Bet ar nėra taip, kad ten kai kurie būna priešingai, sako, o jisai ten, nežinau, išgėręs, išgulėjo visą naktį, dar kažką ir nieko nesivio, jis išgyveno. Aš esu ir tokių girdėjęs, būna ir tokių atvejų. Taip. Tai aš nenoriu apibendrinti. Taip, būna, kad nušalo, taip, žinoma, bet tai ten turbūt jau buvo per daug, jau buvo kažkoks lygis padidintas. Bet šiaip normalus, kaip sakyti, normaliai, aš nežinau, kaip alkoholis veikia, jisai suspaudžia kažkiek tai kraujagyslės ir jos tada sumažėja kraują ir tada jisai nušala. Tai klausimas, jeigu tai nebuvo, šiaip normaliai turėtų būti, aš įsivaizduoju, kad turėtų atpalaiduoti. Bet vėlgi, kai mes nušalame, seniau būdavo sakoma, ten patrink čiut spiritų ir jisai turėtų atšilti. Bet aš vėlgi to nerekomenduoju, aš viską sakau, iš vidaus turėtų daryti, kvėpavimas turi sureguliuoti. Jeigu kvėpavimas buvo netolygus, tada taip, jisai nepaduos kraujo taip, kur reikia. Bet jeigu jis normaliai kvėpuoja, įkvėpiam ir iškvėpiam tolygus, tai visiškai turėtų susireguliuoti. Teoriškai. O vat, pavyzdžiui, aš turiu tokią situaciją nuo pat gimimo, kad pas mane galūnės yra nuolat šaltos, man net nereikia kažkur išeiti, būnu šiltoj patalpoje ir visada galūnės nušalusios. Kame čia galėtų būti problema? Kvėpavime. Tik kvėpavime. Yra esmė, kad pas jūs kvėpavimas turėtų būti jame sureguliuotas. Klausimas yra, ar anglies dvideginio kiekį toleruoji ar netoleruoji. Jeigu gali išbūti, va dabar nežinau, galėsim išjungti kamerą, jeigu nenorėsi eksperimentą padaryti, paimti, iškvėpti ramiai ir išbūti be oro. Ir klausimas yra vadinamas boro koeficientas arba boro reikšmė, kuri skaičiavimui yra naudojama. Žmogaus tolerancija anglies dvideginiui. Jeigu tai bus iki 10 sekundžių ir jau norėsis įkvėpti, vadinasi labai blogai yra, žmogus netreniruotas yra. Jeigu nuo 10 iki 20-30 sekundžių yra toks vidurkis, kas virš 30-40 yra labai gerai. Bet šitas yra treniruojama, visiškai normaliai. Aš savo sportininkus treniruoju, kuriuos kaip sportininkus, kaip treneris, aš juos toleranciją, jeigu mes tą galime išlaikyti, tai yra daug geriau pasisavinimas deguonies yra, nes vėlgi aš čia taip supaprastintai pasakysiu, kad deguonį nunešti iki raumens, iki čia, mums reikalingas anglies dvideginis, anglies dvideginio kiekis. Jeigu mes jo daugiau turim, mes teoriškai ir anglies ir deguonies nunešam. Tai jeigu mes jo mažai turim, vadinasi, galbūt pačios kojos yra šala, dėl to, kad netoleruoja anglies dvideginio, kurį duoda signalą iš nosies receptorių. Galiu tik įtarti, aš pas, pavyzdžiui, praeitais metais dariau operaciją nosies, tam, kad geresnis kvėpavimas būtų, nes jutau, kad man trūksta, kažkur galbūt yra, nežinau, čia jau dabar, ne. O pats kiek galėtum išbūti nekvėpavęs? Aš nežinau, aš ten galbūt ir 40 sekundžių dabar galėčiau jau išbūti, bet ta prasme, tai čia nėra, aš to specialiai nesiekiu, ta prasme, tai čia nėra, esmė yra išbūti tą, kad būtų komfortiškas gyvenimas. Taip. Aš nesiekiu kažkokių dabar rezultatų tokiam amžiui, sakau, aš gyvenu komfortišką gyvenimą. Aš nesu bėgimo treneris, kuris pats rodo, kaip reikia prabėgti, nes mano darbas yra treniruoti kitus. Kūno kulto aš irgi neturiu. Aš turiu pilvą, kuris yra per didelis, bet aš dėl to nepergyvenu. Tai yra mano vidinis klausimas. Aš treniruoti noriu gerai. Tai yra treneris ir sportininkas yra visai skirtingi dalykai. Tai ar aš pats galiu, aš teoriškai ir praktiškai žinau, kaip pakeisti kitam žmogui. Bet jeigu aš turėsiu gerą trenerį, kurio aš neturiu, tai jis gal mane ištreniruos, kaip reikia ir gerai kvėpuoti, ir bėgti, ir dar kažką, ko aš norėsiu. Bet visur yra motyvacija. O kokios srities tu treneris? Bėgimo. Bėgimo, ar ne? O taip pats bėgioji basomis? Tai va, vėl klausimas. Aš treneris. Aš neturiu bėgioti. Bet kaip sako, kad gerai išauklėtum savo auklėtinius, reikia pačiam, vat. Va čia yra didelis klausimas. Ar geras mokytojas yra pats geras mokinys? Čia yra visiškai skirtingos profesijos. Yra sportininkas ir yra treneris. Ir tą dalyką mano mama, pavyzdžiui, buvo labai gera dėstytoja, chemijos dėstytoja. Ir aš žinau, kad jinai kaip didaktika, tai yra mokėjimas išdėstyti, yra visai kitas dalykas, negu pačiam ten mokėti ir spręsti. Ne, tai yra didaktiniai dalykai, arba mokymo dalykai turi būti vienokie, o
pačiam rodyti. Mūsų kultas, kuris ten Instagramuose sukurtas yra, kad aš čia dabar bėgu ir aš dėl to tave mokinsiu bėgti, yra visiškai nesąmonė. Tai jinai nieko nesusijusi su to, kaip aš moku, kaip aš suprantu. Aš kiekvieną auklėtinį turiu išnagrinėti, psichologiškai, fiziškai, morališkai ir tada tik treniruoti. Ir kiekvienam aš naudoju vis kitokias technikas. Tai, kad aš bėgsiu ten, nežinau, maratoną per 3 valandas ar per 4 valandas, man skirtumo nesudarys. Taip, aš žinau, kad yra siena, reikia atsitrenkti tenais, bet kaip ją įveikti, kaip morališkai, fiziškai tą paruošti žmogų. Tai mano kaip trenerio užduotis yra tą dalyką daryti. Tai dėl to aš visą laiką sakau, mes tų pagrindinių, bazinių pratimų, net nepratimų, įgūdžių neturim mokyklose, pas mus nemokina. Neišmokina bėgti normaliai, visiškai, pas mus 99% nemoka bėgti visiškai, plaukti, dabar jau truputį mokina, bet jau dar yra, visiškai nemokina tą, ką mes kiekvieną dieną naudojam eismo taisyklių, kur važiuoti dviračių leidžia, bet eismo taisyklių niekas nežino. Tai čia elementarūs dalykai, plus 4 reikėtų dadėti sekso, kad reikia mokėti ugdyti lygiai taip pat. Tai tie yra 4 baziniai dalykai, kurie atrodo mokykloje turėtų būti išmokinti 8 klasiai, pas mus to nėra. Bet tai dabar visi labai priešinas, kad apie seksą mokytų. Matosi, sekso ten yra kiti dalykai, bet ta prasme elementaraus supratimo, kas ir kur. Tai vat, yra išanalizuota. Aš lygiai taip pat galiu paaiškinti, kaip bėgti reikia, kaip ir sekso, kaip reikia, kad būtų. Kaip saugotis, kaip mokėti, kad suprasti, kad tada, o po to jau ten polinkiai, visi kiti dalykai yra, bet bazinių žinių reikia. Čia kaip, aš laiką sakau, pas mane ateina mokintis, tai aš mokinu jos bėgimo ABC. Tai yra, mokinu abėcelės, kaip atsistoti, kaip pėdas laikyti, kad nenukulną statyti, kad išlaikyti dubenį. Ir vėlgi tie dalykai yra labai labai svarbus. Ir, nuklydom nuo basakoistės. Dabar man toks klausimas, gal šiek tiek ne kiek iš fizinio kūno, tokio psichologinio, emocinio kūno, ar vaikščiodamas mieste basomis jautiesi laisvas žmogus, ar taip reiškia tam tikrą protestą prieš visuomenės normas? Nebereiškiu seniai, nors man vaikai sako, kad man reikia dėmesio, nors visiškai nereikia. Aš net nesuprantu, kai kiti tą bando pasakyti, bet čia yra vaikai, jie nenori išsiskirti, jų yra toksai amžius, kuriem jie nori būti vienodesnė. Bet čia yra tokiam laikotarpį, kai paauglystės amžiui vaikšto juodai apsirengę, kuo mažiau matytųsi, ten gaubtuvai yra ir taip toliau, tai yra jų forma. Taip, maištas. Maištas, arba manęs nematyk, arba po to prasideda jau priešingai, kada aš ten, nežinau, huliganausiu ir laužysiu kažką, ne? Bet man tai visiškai nereikia, aš noriu tik tais tiek, kad mes kiekvienas elgtumėtės kiek galima paprasčiau, arba net nepaprasčiau, net tas žodis, kad kiekvienas išreikštų savo charakterį, savo, nežinau, hobius, norus, dar kažką. Man įdomu kalbėti su tai žmonėm, kurie save išreiškia, o ne tai, kad jie, aš būsiu kaip kiti. Ne, man tai visiškai neįdomu. Man įdomu bendrauti su protingai žmonėm. Ar pažįsti daugiau tokių kaip tu? Nedaug. Aš Lietuvoje bandau aš nežinau, kurie visus metus, aš žinau vieną, man atrodo, kuris visus metus, kiti vaikšto vasarą, bet aš žinau, kad daug esu užkrėtęs pas mane vaikų stovyklas, kurias mes darom patys. Tai visi vaikai, kurie išeina, tai aš po to kitoj stovykloj, jie grįžta ir sako, ir tėvai atvažiuoja ir sako, Vilmantai gerai ištreniravai, jie visą laiką stovykloj būna, mus kaip tėvus privertė iki lapkričio mėnesio vaikščioti basomis. Tai viskas yra tvarkoje. Vadinasi, tai yra sėkla, kuri auga, kažkada tai bus vienaip ar kitaip išdygs, daugiau ar mažiau. Čia yra, vaikai moka būti tada savimi, nes jie pajunta, kas yra gerai. Taip. Ir visą mano basakoistės klausimas yra, ar aš juntu, ką aš darau, ar aš esu čia ir dabar. Nes man išėjus į gatvę, nesvarbu ar į gatvę, ar dar kažkur, tai man reikia būti čia ir dabar. O pačio vaikai, kaip suprantu, vis tiek turi šeimą, kaip pačio vaikai, ar irgi seka tavo pavyzdžių, galbūt sutuoktinė? Nesusiję. Ta prasme, tu vienas, bet šeimos neįkvėpi dar šito. Čia nėra klausimas, ar įkvėpti. Jie patys turi nuspręsti, kada jie norės. Jie norės, paims, jie gali išeiti, jie bėgioja per sniegą, kada nori. Bet aš neįverčiu nei ką, čia yra jų apsisprendimas. Jeigu
Jie mieste nenori, bet dėl to, kad aš suprantu, kad jie nenori išsiskirti. Bet, pavyzdžiui, mūsų teritorijoje mes ten turime sveikatingumo centrą, tai jie laksto ir basomis eina. Žmona tai pas mane puikiai kiekvieną rytą į mūsų prūdelį lenda kiekvieną rytą visus metus ir ta prasme jinai yra dar didesnė sveikuolė negu aš, gal net, nes aš vaikštau, bet aš nelendu, pavyzdžiui, vandenį, kada retai, sakykime, o jinai kiekvieną dieną. Jai tai yra gyvenimo būdas, kad iš ryto tą, bet jinai nevaikšto basa. Nes aš visus, kaip aš sakau, pinigus, kuriuos sutaupau nuo mano batų, jai atiduodu, tai jinai gali vaikščioti tenais. Tai ir žmona laiminga ir tu. Taip, žinoma, aš visiškai ramus, labai gerai. O dabar palygink save prieš kokį 20 metų ir dabar, jeigu būtum prieš 20 metų išgirdęs, kad nenešiosi batų, vaikščiosi basas, ką būtum savo pasakęs? Ar tau tai būtų kvaila idėja? Ar, sakytum, galbūt... Prieš 20 metų aš sėdėjau ant tokių kaip jūs dabar, mes dabar sėdėm girtoklių kėdžių, kaip aš sakau, čia yra girtoklių kėdės iš tikrųjų, nes mes labai stipriai užspaudžiam, nes jos užspaudžia mūsų dubenį ir mes tada kojas neteka ir po to dubens labai, čia aš nepasakosiu, labai daug problemų turim, dėl to, kad mes sėdėm. Sėdėjimas yra didesnė problema negu alkoholis, negu rūkymas šiaip yra. Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimai sako, kad sėdėjimas yra daugiau išlaidų reikalauja negu rūkymas. Tai čia yra vienas dalykas. Tai aš nežinau kaip tada, aš tada negalvoju apie tai ir nemačiau, bet aš prisimenu, kaip aš prieš 15 dar turbūt metų man labai blogai buvo, nes aš čia sėdėjau kaip direktorius 20 metų kėdėje tikrai. 3-4 įmonių ten vadovas buvo, visą dieną sėdėjimas buvo, tai man labai blogai. Ir pas gydytojais turėjau eiti, ir turėjau ir dubens uždegimus, ir viską, ir tada aš nesupratau, ir aš galvojau, kad aš dabar po 15 metų esu jaunesnis negu tada buvau, nes aš daugiau judu ir daugiau kvėpuoju ir daugiau natūralaus viso judesio turiu. O kaip vairuoti sekasi basomis? O vairuoti, iš viso čia yra klausimas, matot, aš pasakau vieną pavyzdį. Formulė 1 yra gerai vairuotojai? Turbūt gerai. O kaip jie vairuoja? Ką jie užsidėję ant batų ir ant kojos, prašau? Žinok, nepasakysiu. Neturi užsidėję visiškai plonytės, vadinamas, kai mes vadinam senovinių buvom balerinkas. Ir kuo mažiau, kad būtų tarpas. Jie mažytės, kad geriau jausti pedalą. Pas mane yra idealus vairavimas, nes aš labai gerai pedalus jaučiu. Pas mane yra problema, kai jeigu aš turėčiau užsidėti batus, tada aš nebejaušiu pedalo. Tada taip būtų problema. Bet aš vairuoju basomis ir tai yra kaip Formulės 1 vairuotojas, kaip sakau. Vienintelė problema yra tokia, kad, pavyzdžiui, aš turiu batus automobilį pasikišęs, jeigu aš važiuoju į Vokietiją. Vokietijoje yra draudžiama basomis vairuoti. Ten yra iš esmės dėl tų vadinamų flip-flopų, vadinamų pliažinių, tų vadinamų batelių. Ten kažkada buvo priimtas įstatymas, net buvo avarija, kur žmogus vairavo su jais, susipynė jam ir ten avariją padarė. Tai buvo uždrausta. Tai ta prasme vėlgi reikia žiūrėti pagal įstatymus. Įstatymų nereikia pažeisti, bet tai čia yra vienintelis. Bet šiaip tai yra kokybiškiau. Čia kaip ir kvėpuoti, vaikščioti kokybiškiau be batų, taip ir vairuoti yra kokybiškiau. Čia dabar prakalbam apie tą draudimus. Ar buvo tave, kada kažkas išvarė už tai, kad įeiti tokiu netradiciniu būdu į tam tikrą vietą? Per COVID buvo ten tokių visokių draudimų, kad visi bepračio buvo belė kaip viską draudė. Tai buvo, man atrodo, kažką bandė man išvaryti iš kažkokios parduotuvės. Aš prisimenu tą parduotuvę, bet nesakysiu pavadinimo. Tai tiesiog, tai aš labai paprastai pasakiau tada, parodykit man tą ženklą, kuriame nurodyti, kad basom negalima įeiti. Viskas, nėra ženklo. Aš laisvas žmogus. Bet baudos nesigavęs už tai? Apskritai per visą tą laiką? Ne, tą nesugavęs yra tokia, jeigu jau iš blogų istorijų, tai pati blogiausia yra tokia, kad aš iš ryto atvažiavau vieną dieną, atvežiau vaikus į mokyklą ir atėjau su mokytoja pasikalbėti, paklausti tenais dėl pažymio dukrai. Ir su mokytoja pakalbėjom, nes ten vertinimo sistema buvo labai tokia tendencinga, bet ne su manim susijusi. Ir po 2 ar 3 dienų gavom pranešimą, kad vaikų teisės kviečia mane ir žmoną išsiaiškinti, ar aš nesu asocialus ir atvažiavau atseit išgėręs iš ryto į mokyklą.
Bet čia direktorius. Taip būna. Jeigu norėtumėt, aš pasakyčiau, jinai yra ta mokykla šalia Seimo ir tenais jos direktorius labai per televiziją reiškėsi, kad jis labai modernus. Bet jis pirmas parašė skundą. Tai yra skundikų bendruomenės požymis paskūsti. Otkei, mes po to ėjom, darėm ten testus, vaikų teisės viskas tvarko, jos puikiai suprato, kas čia yra per nesąmonę ir parašė viskas tvarko, bet tai yra jau čia iškreipimas, sakyčiau, kad bet ką tu darai, galima skūsti, apskūsti, o po to daryk, ką nori. Čia yra visuomenės toksai klausimas jau didelis. Pirmiau paskūskime, po to tu ginkis. Jo, ir atidėk, kad taip nebuvo. Tu buvai, nežinau, koks tu ten. Kaip keičiasi, turbūt mūsų žiūrovam bus įdomu šis tavo atsakymas, kaip pasikeitė tavo kasdienybė, kai tu santykis su skausmu, kai tu kasdien jį patiri, vis tiek atrodo nekomfortiška eiti per akmenukus, per stiklo šukes, per karštą asfaltą. Ar pasikeitė tavo požiūris į skausmą? Tai nėra skausmas. Tai yra, dar kartą grįžtu prie to paties, ką man rodo, sako, ar rytų filosofija labai dažnai sako, gyvenk čia ir dabar. Tai tas, sakykime, skausmas, nors jis nėra skausmas, tai yra bet kokiu atveju mes gyvenime kažką jaučiame ir jeigu mes jį jaučiame, tai mes jį gyvename tuo metu. Ir tai yra man džiaugsmas. Tai aš jį iš esmės priemu, jeigu man, sakykime, kad skauda, bet aš jį priemu, kad tai yra masažas man. Tai man yra nemokamas masažas. Aš jį masažuoju. Viena iš privalumų, kad ant kojos mes turime daug refleksinių zonų. Ir jeigu kiekvieną pirštuką mes masažuojam ir einam pas masažuotoją, sumokam, nežinau, ten 50 eurų, tai aš tą 50 eurų gaunu kiekvieną dieną. Ir gaunu. Tai man dovana. Nuo Dievo tokia išvaikštau ir mano vidiniai organai, mano raumenys, mano stuburas, mano visi kiti raumenys yra stimuliuojami. Tai aš treniruojuosi. Tai kodėl aš turiu priimti, kad tai yra blogai? Tai yra puiku, man atrodo. Ir dabar 3 dalykai, kurių savo gyvenime gailiesi ir palinkėtum nekartotų klaidų kitiems. Tai pirma, anksčiau pradėti galvoti apie save. Tai yra apie savo būseną, o ne ką kiti pagalvos. Tai yra pats didžiausias dalykas. Čia yra pirmas ir turbūt vienintelis iš tos basakoistės istorijos. Tai yra galvoti ir gyventi tą, ką tau reikia. Tavo asmeniškai. Kiekvienas skirtinga reikia, vienam to kito tau. Tai pirma ateina, o daugiau nežinau. Daugiau kvėpuoti, daugiau vaikščioti. Čia turbūt pagrindinis. Įsižeminimas irgi kitais, kvėpavimas, lytėjimas, regėjimas. Tai yra gyvenimas šią sekundę, šią akimirką, tai yra visur visada gyventi. Jeigu aš, nežinau, pas jūs čia atvažiavau filmavimą, tai aš nuvažiavau, neieškojau parkingo arčiausiai, aš važiavau toliausiai, kad aš galėčiau praseiti. Jeigu mes turime liftą, aš stengiuosi lipti laiptais. Tai čia visur tas dalykas. Galiu prisipažinti. Jeigu aš pasakau, kad man dabar yra atostogos savaitę, tai tada aš liftų naudosiuos tikrai. Ir žmona pyks, sako, lipam dabar. Ne, sako, dabar yra atostogos. Bet tai čia vieną kartą per metus. Tada aš jau noriu atsijungti visiškai. Tai tada galiu būti tinginys, kaip ir turim būti. Ne? Dievas sukūrė 6 dienas dirbti, 1 ilsėtis. Tai mes 1 dieną privalom ilsėtis. Duoti viską jam poilsiui. Nes kitaip regeneracija nevyksta. Atstatomasis gyvenimas turi būti pilnai. Tai ką, ačiū tau labai už tokį įdomų pokalbį. Čia buvo laida Nestandartai ir susitiksime kitoje laidoje.